Kai atėjau mokytis, tikrai nesitikėjau, kad feng shui bus toks gilus ir daugiasluoksnis. Iš pradžių galvojau, gausiu bazines žinias ir man to užteks, bet netgi svarsčiau, ar apskritai eisiu iki kursų galo. Bet kuo toliau mokiausi, tuo labiau supratau, kiek dar daug nesuprantu ir tuo pačiu, kiek dar iki tol nežinojau. Tada aiškiai suvokiau, kad tie, kurie garsiai kalba apie feng shui, socialinėje erdvėje dažnai ima tik vieną sluoksnį, neįvertina visos visumos, o kartais netgi supaprastina mokslą iki tos pigios mistikos ar burtų lygmens ir daro iš tikrųjų meškos paslaugą tiem, kas supranta, apie ką jie kalba ar supranta tikrąjį mokslą. Ir stebėjau save, kaip keičiasi mano savijauta namuose, kai dariau pakeitimus besimokydama, stumdžiau baldus. Ir aišku, protas visą laiką prašė įrodymų, bet kūnas ir gyvenimo pokyčiai rodė, kad veikia ir keičia dalykus, keičia gyvenimą. O kai žmonėm papasakoju apie tos pokyčius, kurie pasikeitė, tai aišku, išgirstu, ai, čia sutapimas, nes dauguma tai laiko kaip mistika, kaip kažkokia mokslu nepagristas dalykas, tai komunikuoti nėra lengva apie tai. Norisi man vis dar gilintis, daugiau skirti tam laiko, dėl to neskubu, nes ir matau, kad dar nėra pabaiga, kad norisi dar giliau, nes tai supratau, kad yra gyvenimo būdas, visas suvokimas jis ima keistis. Ir man labiausiai gaila, kad projektuodama ir statydama savo namus, sodybą, neturėjau šitų žinių. Ir dabar matau, kokių padariau klaidų, kaip galėjau geriau spręsti kai kuriuos dalykus. Aišku, dabar pasiredaguosiu pagal tai, ką aš žinau, bet buvo galima padaryti geriau. Ir gaila, kad klientai, dauguma, tai jeigu papasakoju, nurašo kaip mistika, kaip burtus. Ir atrodo kartais, kad ta nereikšminga detalė, koks performuotas reljefas, truputėlį kalvelė kažkur suformuota, jau galėtų pakeisti daug, užlaikyti energiją, padaryti taip, kaip reikia, ar ne, tiem klientam pagerinti situaciją. Ir ką šiandien dabar suprantu, tai koks palengvėjimas atėjo, suvokus, kad be yin nėra yang, be yang nėra yin ir kad viskas veikia ciklais. Ir tiesiog lengviau gyventi netgi atrodo, kai turi tas žinias, supranti, kad dėsnių ir cikliškumo mes negalim ignoruoti, mes galim jais tik tai pasinaudoti. Tai labai labai dėkinga už visas žinias. Manau, norėsiu eiti ir giliau.